Sveiki, gyvi. Lauke -25 šalčio, šaltas oras ir varom į Trakus. Reik pasivaikščiot. Tai nieko nelaukiam, bandom užsikurt mašiną ir važiuojam į Trakus pasivaikščioti ant ledo. Varom. Nu ką, vakar buvom palikę gyvūną paukščiam maisto. Dabar greitai atvažiavom, einam biškį pažiūrėsim, ar suvalgė, ar ne. Tai aš jums tai parodysiu. Reikia apeiti tas vietas ir parodysiu. Tai va, varom ką. Va čia, kai vakar palikom, panašu, kad nieko nevalgė. Mane bent molka viena. Nors gal vis tiek ne. Einam giliau paeisim, ten padėsim, nes čia nieks. Nedaja, nes ant kelias. Gal bijojo, tai va, pabandom giliau paeiti. Tai va, palikom dar daržovių ir paukščiukam. Pažiūrėsim, kada bus laiko, užeisim ir pažiūrėsim. O dabar metas išeiti iš šito miško. Nu ką, važiavau į Trakus ant ledo. Nu ir va, einam pasivaikščiot pro leduką. Važiuok šiai gero, kas gražaus. Tai varom. Nu ką, gražu. Trakuose ežere. Opa, po tiltu. O. Va, ledukas. Einu, aš parodysiu vietą liką. Bet va, storas. Nu ką, reikia lysti į nendres, bet jau matau, kad jų čia mažokai. Nu, pabandom. Kas neįlūžta. Nu jo, smagu. Nu ką, varom link galo. Nu jau einam atgal. Jau nuo pilies gan nutolę ir vėl esam prie šito tiltuko. Ką, pabandykim gražiai neslėgti galvų. Kaip pro tą tiltuką. Nu ką, grįžom namo. Tai diena praleista smagiai. Mini žygelis ant Trakų ežero padarytas. Tai dabar čia biškelį užsivėlinau. Turim, žinau, jums matosi, bet po 6:23. Ir čia ir užbaigsim šitą video po 6:23. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikriausiai sutiksim kitą savaitgalį.